param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam. Ei, sveiki vaikai. Štai ir sekmadienis 1 gegužės. Prisiminiau, kai skyniau vaikystėje miške aš plukęs, parnešęs namo aš laimingas, įteikiau plukęs tau į rankas žaismingai. Po to dar ilgai jos stiklainiai buvo pamerktos. Virtuvėje ant palangės štai prie lango užverto. Taigi, vaikai, mes turime mamyčių dieną artėjančią ir šiandien turėsime dirbtuves, piešime gėlytes. Nerkime štai į mano olą ir pradedam dirbti. Taigi, linkėjimai iš olos. Šiandien mes turime dirbtuvės mamos dienai ir kartu su jumis pagaminsime įrankį, kuriuo bus galėsite piešti atvirutes mamai, gėlytes. Tai kadangi mano eilėraštis buvo apie plukės, tai darysime plukų pieštuvę. Pereikim prie ekrano. Ir mūsų šiandienos užsiėmimo planas yra toks. Dabar trumpai pristatysiu pačią pradžią, pristatymą visą, ką mes darysim. Toliau įrankius pristatysiu, su kuriais dirbsime. Toliau bus galutinio rezultato pristatymas. Tada dirbsime kartu, testuosime, tobulinsime savo įrankį ir tada bus apibendrinimas. Taigi, įrankis, aišku, naudosimės dirbtinio intelekto platformą ChatGPT, kur mes užduosime klausimus, jis mūsų bus pagalbininkas, asistentas. Ir kartu su šituo pagalbininku mes sukursime šitą įrankį. Primenu, kad bet kokį įrankį galite šiais laikais sukurti, naudojantis dirbtinio intelekto pagalbą, nes jis labai geras pagalbininkas. Įrankį naudosime CodePen. Tai yra įrankis skirtas rašyti programavimo kalbai JavaScript ir tokioms kalboms kaip struktūros kalbai HTML ir stiliaus kalbai CSS. Tai jeigu atsidarysime redaktorių patį, tai galime HTML, CSS ir JavaScript rašyti. Bet gera žinia ta, kad naudojant dirbtinio intelekto pagalbą jums šitų žinių mažiausiai reikės. Aišku, gerai, kad žinotumėt, bet galima ir be šitų žinių visiškai pilnai programuoti. Įsivaizduojate, galite be šitų žinių programuoti. Ir galutinis mūsų rezultatas bus piešk gėles mamai įrankis. Jis maždaug atrodo taip. To atsidarykime gal naujame lange. Ir atrodys maždaug šitaip, kad yra baltas popieriaus lapas. Jame galite piešti naudodamiesi sukurtais įrankiais ir piešinį galima išsaugoti paveiksliuko formatu. Tai pradėkime nuo to, kad galima uždėti foną, pavyzdžiui, miško paklotę, spaudžiant atsitiktinai sudėliojimas, čia aišku galima suprogramuoti, ką jūs norite. Toliau galima nupiešti žiedus, pavyzdžiui, plukės žiedas. Plukės žiedas ir turiu plukės žiedą, baltas plukės žiedas. Plukės lapas. Plukės lapas toks, karpytas maždaug. Galima tokių plukės lapų pridėti ir į tuos lapus įdėti žiedus, ar ne? Galima keisti spalvos žiedų, geltonas žiedas, gal gražesnis. Ir tokią kompoziciją nupiešus galima mamai įteikti. Taigi, galima papildomai rašyti tekstą. Pavyzdžiui, paspaudžiu kur nors čia. Sveikinu mamą. Ir atsiranda tekstas. Taigi, ir toliau galima išsaugoti piešinį. Išsaugojus piešinį, mes turime piešinuką savo kompiuterį, kurį galima nusiųsti. Plius galima dalintis šituo įrankiu su visais. Tai šituo įrankiu jau padarytų aš pasidalinsiu komentaruose šito video, o toliau pradėsime pačią gamybą. Tik atkreipkite dėmesį, ką mes galbūt visko nepadarysim, bet pačią idėją aš pristatysiu, kaip tai daroma. Sukursime bent jau žiedus, lapą, foną, beje yra netgi trintukas, su kuriuo galima nutrinti, pagražinti, panaudoti trinimą, gėlės nutrinti. Ir taip, beje, fantazija neriboja, kas tik šauna į galvą, jūs galite sukurti visus šitos įrankius. Taigi, eisime grįšime į
mūsų planą, pasitikslinsime, ką mes darėme, tai įrankį pristačiau, galutinį rezultatą parodžiau, pradėsime dirbtuves. Einame į ChatGPT langą ir paprašome užklausos, galime drąsiai rašyti lietuviškai. Noriu sukurti, rašome užklausą, sukurti įrankį, piešimo įrankį su CodePen. Tai bus specializuotas įrankis. Šis jau turės mygtukus gėlėms piešti. Galim paminėti, kad žiedams, lapeliams, stiebui, papildomai miško paklotei. Ką dar norėsim? Trintukas bus reikalingas. Vėliau papildysiu. Dabar prašom, čia mes bendrą įvadą parašym, ko mes norėsime. Pradžiai pradėkime nuo drobės. Mums reikės drobės, ant kurios piešime, drobės. Ir plukės žiedą. Sugeneruok HTML, CSS ir JavaScript kodą atskirai. Kiekvieną dalį atskirai, nes kartais jis sugeneruoja viską į vieną krūvą, tada reikia atsiskirti. Bet jeigu taip darys, aš parodysiu, kaip atskirti. Spaudžiame Enter. Ir mums jis sugeneruos. Taip kaip aš ir sakiau, jis čia sugeneravo atskirai, bet tik HTML-as visas mums nereikalingas. Galime papildyti, nes realiai į pieštuvę, čia naujas projektas, HTML dalis dedasi ne visa, o dedasi tik tais dalis HTML, tai yra tai, kas yra body viduje, kūno dalyje. Visa kita dalis nereikalinga. Galim jam patikslinti, kad HTML mums reikalingas tik body. Jis tada tik body dalį. Pažiūrėkime, ar tikrai body dalis. Taip, tik tais body dalis šitą buvo įdėta. Kas yra body viduje, kūnas? Tai trumpai, jeigu kalbant apie HTML kalbą, HTML kalbos fragmentus sudaro galva, head ir body kūnas. Tai šiuo atveju CodePen mes naudojam tik tais kūną. Daugiau žinių reikėtų mokytis atskirai. HTML, CSS ir JavaScript. Bendrai priminsiu, kad HTML yra struktūros kalba, su juo mes sukuriame struktūrą svetainiai ar įrankiui. CSS yra stiliaus kalba, su juo kuriame stilius, spalvas, formas, o JavaScript yra jau programavimo kalba, kur sukūrėme įvykius įvairius, reagavimai paspaudimą, kaip šiuo atveju bus mygtukai mūsų įrankiai. Tai JavaScript įgalina tos įrankius veikti. Tai va, turime HTML, galime nukopijuoti ir pažiūrėsime, ką jis mums pasiūlo ir po truputį galėsime tobulinti. Tai įsidedam HTML, nepamirškit, nepraleiskit jokių elementų, nukopijuokit visą kodą, geriausia spausti mygtuką copy, tada grįžtame į viršų CSS, copy mygtukas, čia įklijuojame ir tada liko JavaScriptas, copy, JavaScriptas. Ir matome, kad turime jau lapą. Ir dabar galime spausti piešti plukę. Nupiešė kažkokią tai plukę. Ir jis iš karto daro, matote, ne? Paspaudžiu ant mygtuko, jis iš karto atsirado. Mes ne taip norime, mes norim su pelytę paspaudus. Galim patikslinti. Dar mums ir spalva, nes plukės gali būti baltos, geltonos. Bet kiek aš žinau. Tai spaudžiame, parašome, kad noriu su pelyte paspaudus, tik tada atsiras plukė.
toje vietoje, kur paspaudžiau. Puiku, sako. Na, jis pergeneruoja visą JavaScriptą, visą programinį kodą ir mes jį pakeičiam. Čia ištriname esamą ir įklijuojam naują. Ir išsaugom. Ir dabar, jeigu paspausiu bet kur, paspaudžiu piešti plukę ir plukė atsiranda ten, kur aš noriu. Na, va, jau turime minimalią pieštuvę. Einame toliau ir galime paprašyti dabar, kad būtų tikresnė plukė. Galime prašyti patikslinti. Šiaip plukės yra baltos arba geltonos. Jam duokim tokią pastabą. Teisingai, plukės dažnai būna baltos arba gelsvos. Atnaujinsiu spalvas, kad labiau atitiktų tikrą plukę. Bus balti su šviesiu pilku kontūru. Vidurėlis geltonas. Valio, tai žinom. Skopijuojame. Ir ką mes pažiūrim, tik tai JavaScriptas ar ne, tai JavaScriptą įklijuojam ir išsaugom. Ir vėl piešim plukę. Na va, dar man šita plukė labiau panaši į ramunės žiedą, ar ne? Paprašykime, kad žiedlapėliai, ir dar kiek žinoma, pačios plukės turi 5 arba 6, gal ir truputį skirti skaičiai, žiedlapių skaičių. Čia mes turime netgi 8 žiedlapius visur vienodų. Paprašykime, kad plukė turėtų 5 žiedlapius. Taip, norėčiau, kad plukė turėtų 5 arba 6 žiedlapius. Paprašykime, kad mums pieštų tas plukės šiek tiek atsitiktinai, bus įdomiau. Noriu, kad pieštų plukės atsitiktinai su 5 arba 6 žiedlapiais. Generuoja JavaScript. Taip, turime, spaudžiame kopijuoti, pakeičiame JavaScriptą ir pažiūrime, ką gausime. Na, va, 5, čia 6, čia 5 ir kiek aš spaudžiuosi, kiek kart yra atsitiktinai, ne? Kai kurios su 5, kai kurios su 6. Dabar, kas dar negražu yra, kad su 5 visiškai, na, atrodo kaip nuskabyti žiedlapiai. Šiaip plukių žiedlapiai yra storesni, na, platesni tokie. Jų plotis pačio žiedlapėlio yra platesnis, tai galim to paprašyti. Šiaip žiedlapiai yra gerokai platesni. Padarys platesnius, kad labiau atitiktų plukės formą. Na ir vėl, nes JavaScriptas atsakingas už piešimą, tai nukopijuojame ir įdedame. Saugome. O, kokios įdomios gėlės. Gal ir panašu kažkiek tai. Gal taip ir palikim. Na, visai gražu. Gal ne visai plukė, bet labai tiksliai ir negausim. Galim šiek tiek patobulinti, pavyzdžiui, nuimti baltą kontūrą, pilką kontūrą nuo žiedlapio ir žiedlapiukui uždėti perėjimą iš tokio balto į pilką. Pabandykime nuimti nuo žiedlapio kontūrą ir uždėti perėjimą žiedlapiui baltas pilkas. Super mintis, kaip mumis pagiria visada intelektas dirbtinis, pašalinsime žiedlapio kontūrą ir pridėsime spalvų perėjimą nuo balto iki pilko, kad žiedlapiai atrodo natūraliau ir švelniau. Gerai, nukopijuojame.
ir į JavaScript dalį įdedam. Išsaugome. Pažiūrėkime, kaip gausis. Gal labai gražios, bet vis dar nepanašios. Paprašykime gal daugiau baltos. Čia esmės supras. Baltos spalvos dar daugiau. Klijuoti. Įklijuojam. Saugom. Persikrauna. Piešime plukę. Visiškai žiedlapių nebesimato. Dabar nebesimato žiedlapių. Kopijuojame. Pergeneruojame kodą, kopijuojame ir žiūrim, kas gavosi. Na, čia galima žaisti. Vis tiek nesimato, ar ne? Čia lygtais kažkas ir būtų, ne? Matosi fone, jeigu ant kitos užpiešiu, tai matosi, kad yra. Įdėk perėjimą, vis tiek nesimato baltame fone. Čia galime prašyti žaisti. Drobės foną siūlo pakeisti. Gal ir gera mintis. O aš sugalvojau, gal uždėkime žiedams šešėlį. Geriau. Gal uždėkime žiedams šešėlį. Aš rašau be lietuviškų raidžių, tiesiog taip greičiau. Kopijuojame ir įklijuojame. Išsaugome. Piešti. Nesaugo kažkodėl. Nebepiešia. Nebepiešia. Tikėtina, kad čia nustatome šiaip sutrikdė piešimą. Kopijuokime. Okei, supratau. Jis įdėjo tik tais vieną gal funkciją. Okei, gal viskas gerai, tai pabandykime. Kartais taip nutinka, kad nebepiešia, apskritai nebepiešia. Paklauskime, ar čia visas JavaScript, o čia visas JavaScript. Jis ne visą buvo pateikęs, jis buvo tik vieną funkciją, atkreipime dėmesį, labai svarbu suprasti. Jis buvo tik vieną funkciją pateikęs, o JavaScripto yra visas kodas, tai kadangi mes nukopijuojam ne visą, tai dėl to jis mums ir neveikia. Tai svarbu žinoti, kopijuoti, klijuoti. Vis tiek neveikia. Saugo. Pradėjo veikti. Viskas gerai, pradėjo veikti. Valio. Dar sėkiai parestartuoju ir pažiūrėjau, tikrai veikia. Jo, veikia. Jau panašiau į plukę. Labai gražu. Labai tikroviška. Paprašykime. Noriu dar plukės su geltonais žiedeliais. Geltona turi skirtis nuo apskritimo. Šiek turi skirtis. Pažiūrėsime, ar mums padarys. Nukopijuojame. Išsaugome. Atsitiktinai deda geltoną balą. Labai gerai. Galime padaryti mygtukus. Dabar paprašykime padaryti mygtukus. Padaryk 2 atskirus mygtukus geltonoms ir baltoms.
Tai va, jeigu mygtukus atskirius, jau iš karto HTML kodas prisideda, nes yra du mygtukai. Vienas mygtukas piešti baltą plukę ir piešti geltoną plukę. Du atskiri mygtukai. Tai kopijuojame, klijuojame HTML. Matot, atsiras dabar jau du mygtukai. Tada įdėsime pilnas kodas su mygtukais. Matot, tik JavaScriptas, nukopijuojam JavaScriptą, įklijuojame, save. Ir dabar paspaudus, piešiu baltas, paspaudus geltoną, piešiu geltonas. Papildomai galime paprašyti, kad mes dabar nežinom, kuris mygtukas yra įspaustas, ar ne? Nu, aš nežinau, kuris įspaustas. Noriu, kad matytųsi, kuris įrankis pasirinktas. Mygtukas turi būti kažkaip įspaustas, tarsi šitas įrankis pasirinktas. Pažiūrėkime, ką gausime. Ir jo, CSS keičiasi. Jau mes turime CSS, nes stilius turės mygtuką pasikeisti ir pakeičiame visą CSS. Ok, negerai. Papildomas mygtuko aktyvavimas. Tai ne visas CSS, mums ne visą CSS sugeneravo, tai iš karto matot sugriuvo. Tai atstatau. Tai paprašykim, kad pergeneruok visą CSS. Pergeneruok visą CSS. Šiaip, kol generuoja, paaiškinsiu, jis sugeneravo tik ką reikia pridėti. Matot, prie mygtuko selektorius, jis vadinasi šitas daiktas selektorius, pridėjo du papildomus button active, kai aktyvus mygtukas ir paprastas. Tai mes prieš tai turėjom button, tai jį reikėtų pakeisti. Galima neparašyti pergeneruoti, o tiesiog nukopijuoti šitą dalį ir įklijuoti vietoj button. Ir papildomai pridėti va šitą. Bet visada galima ir paprašyti pergeneruoti. Tai gale po visko galima pridėti. Bet čia labai atsargiai, kad jūs nesugriautumėt kodą. Tai galima tiesiog paprašius pergeneruoti, jis viską pergeneruoja. Galima padaryti viską ir nukopijuoti. O dabar užvedu, paspaudus, net foną uždėjo, piešti plukę. Man, neteisingai suprato, nes užvedus tai pasikeičia spalva, bet paspaudus nelieka. Paprašykime, pasirinkus turi likti pasirinkimas pasikeitęs mygtuko stilius. Tai renkuosi kitą, tada kitas rodomas kaip pasirinktas. Taip, dabar padarysime, kad viską HTML nereikia keisti. CSS pilnas jau yra. Pažiūrėjom, ar matysis. Saugokim. Dabar restartuokim. Vis tiek nepasirinka. O JavaScriptas dar turės įtakos. Su šitą mes suvargsim. JavaScriptą pakeičiu, išsaugau ir pažiūrim dabar, ar veiks. O, dabar jau matot, pasirinkau piešti. Aiškiai matau, kad šitas mygtukas pasipiešiu. Aš žinau, kad turiu tą įrankį. Piešti geltoną plukę. Na va, jau veikia. Dabar, ko mums dar trūksta, gal norėtumėm pridėti miško paklotę. Norėčiau mygtuko, kuris sugeneruoja miško paklotę kaip foną. Fone turi būti spalvos žalios ir rudos, kaip ką tik bundančio pavasario. Ir kas kartą atsitiktinį. Giriamas, labai graži idėja.
Tai papildomai HTML atsiranda mygtukas miško paklotė. Kopijuojame, įklijuojame. CSS nukopijuojame, įklijuojame. Mums čia visas CSS buvo. Ir JavaScriptas, kodėl jis nuvažiavo į šoną. Tarsikį. Taip. Kodėl į šoną nuvažiavo, kad tik to. JavaScriptas. Jis vėl ne visą CSS. Prašau sugeneruoti ne dalis kodo, o pilnus CSS ir JavaScript. Visas bus, nes prieš tai vėl ne visas buvo sugeneruotas, todėl jis nuvažiavo į šoną. Vėl viskas turi atsistatyti. Ir JavaScriptas. Nukopijuoju. Mes tikriausiai jau eisime į pabaigą. Visko gal nesugeneruosime, kaip buvo suplanuota, bet pati idėja, dar galbūt patį sugeneruosime tekstą, kad uždėti piešti baltą plukę. Nebeveikia. Gal dėl JavaScriptas nebuvo visas parašytas. Nebuvo visas parašytas, kai kopijavau. Tai visada atkreipkite dėmesį, žiūrėkit, kad visas jau būtų sugeneruotas JavaScriptas. Aš paskubėjau, paspaudžiau copy ir nenukopijau pabaiga dar ne čia. Ir čia netgi klaida rodo, kad nėra pabaigos. Įklijuokime pilną, išsaugokim. Štai JavaScriptas visada turi baigtis va tokio skliausteliu. Baltas, miško paklotė. Miško paklotė. Galima sudėti. Toliau galima papildomai pridėti, kad leistų stiebelius piešti, bet čia, tarkime, vaizdas iš viršaus. Gali būti toks. Papildomai mygtukus galima įdėti trintuką, galite sugalvoti, paprašyti ir visą kitą. Galima tekstą. Padarykime dar tekstą ir išsaugome dar 2 dalykus ir baigsime, nes mes labai daug laiko jau dirbame kartu, tai reikėtų ir pailsėti. Tai paprašykime, kad norėčiau dar galimybės pridėti tekstą. Tekstas turi, kokios spalvos nori. Tarkim, tekstas turi būti juodas, apvestas stora balta linija. Kodėl aš taip rašau, juodas tekstas, stora balta linija, dėl kontrasto. Nes daug spalvų, jeigu mes įdėsime kažkokį neryškų tekstą, mums jis tiesiog nesimatys tame kontraste. Tai aš siūlau juodą ir dar baltom linijom, kad aiškiai tekstas matytųsi. Tai pabandykime. Dar veikimą. Turi būti mygtukas, tekstui pridėti. Paspaudus atsiranda laukelis tekstui įvesti. Paspaudus drobėje, toje vietoje tekstas ir atsiras, papildomai atsiranda laukelis, į kurį įvedu tekstą, paaiškinu, ir mums sugeneruos. Čia turėtų atsirasti, aišku, HTML, nes papildomas mygtukas, CSS papildymas, taip, copy. HTML atsiranda, naujas mygtukas, pridėti tekstą. Tada CSS, mato, tik vėl mažą gabaliuką sugeneravo, bet mes galim jį pridėti. Galim prašyti pergeneruoti, bet galime ir pridėti. Mes jį pridėsim tiesiog papildomai. Turėtų atsirasti teksto laukelis. Dar JavaScript'o reikia. Ir visas JavaScript, pažiūrėkime, ar visas, ne visas, aš matau, kad labai mažai. Įdėk šią dalį prie jau esančio kodo. Sako, įdėk, tai pabandykime įdėti. Čia yra ne visas, o dalis. Arba galim paprašyti, kad pergeneruotų. Tai pridedam tiesiog prie pabaigos. Ir paspaudžiame saugoti. Pasirinkom pridėti tekstą. Iš karto generuoja plukę.
Enter. O, tekstas lieka. Tekstas kaip ir lieka, bet generuoja plukę. Aha. Čia kaip ir bugas yra, nes man turėtų paspaudus negeneruoti plukės, ar ne, pridėti tekstą, man iš karto plukę generuoja. Man iš karto generuoja ir plukę ir prideda tekstą. Turėtų tik pridėti tekstą, kai teksto mygtukas paspaustas. Tik keičiasi JavaScript kodas. Man visą dabar jau pergeneruoja. O kiek daug mes jau JavaScript kodo parašėm. Labai daug. Tai galime nukopijuoti ir įklijuoti. Išsaugoti. Pažiūrėkime, ar dabar veiks. Tekstas. Mama. Ir turiu mama tekstą. Ir galima aplinkui apipiešti gėlytės. Mama apipilti gėlytėmis. Miško paklotė, gėlytės, kaip atrodys tekstas ir turime tekstą. Galima, aišku, jį patobulinti, gražesnį padaryti. Čia kaip gavosi, vėlgi, skiriant laiko galima labai daug padaryti. Ko mums liko, tai išsaugoti galbūt paveikslėlį, jeigu jūs norėsit, sugeneruosite daugiau įrankių, bet patį principą supratot. Pridėk mygtuką, kurio pagalba galėčiau išsaugoti paveiksliuką. Pažiūrime, ką gausime. HTML, kopijuoti. Kopijuojame HTML. JavaScript papildymas. Tik papildyti reikia. Pažiūrėkime, ar užteks papildymą, jei nereiks, prašysim visą pergeneruoti. Sumažinti šiek tiek. Papildau gale. Taip, išsaugoti paveikslėlį. Pageneruokime kažką tai. Pirmą gal paklotę, nupieškim plukių, geltonų, pridėkim tekstą, myliu, mamą. Ir šauktukų daug. Enter. Ir išsaugoti paveikslėlį. Paveikslėlis išsaugotas jūsų prasiuntimų kataloge ir jis atrodo štai šitą. Ir šitą galite jau siųsti kam nori. Belieka tik tais pridėti mums pavadinimą pasivadinti. Pavadinsime pieštuvę mamai nuo zuikio. Jūs galite savo vardą, pavyzdžiui, surašyti. Zuikio. Tekstą rašiau čia viršuje, kairėje. Dar sėki išsaugom. Toliau, jeigu norėsite pasidalinti nuorodą šitą pieštuvę su mažesniais vaikais, broliais, seserimis, tai galite apačioje yra mygtukas dalintis. Spaudžiate dalintis ir turite pilną adresą, kuris yra viešai pasiekiamas ir visi gali naudotis juo. Tai šituo adresu taip pat pasidalinsiu komentaruose su jumis. Jūs galite irgi dalintis su savo sukurtomis pieštuvėmis. Kaip ir minėjau, vaikai galite sugalvoti daugiau įvairių įrankių ir juos susigeneruoti papildomai, ko dar galite prisidėti lapelius atskirai, kiekvienam žiedui atskirai stiebą, susigeneruoti kokį tik norite, galite pridėti keisti spalvas, taigi pavasarį yra ne tik tais plukės, yra ir kitos gėlės, pabandyti išgauti kuo tikroviškesnės tų gėlių formas, žiedlapius, papildomai įdėti rintuką, ir kitus įrankius. Įsivaizduokit pieštuvę ir ko tik nėra tose įvairiose pieštuvėse ir sukurti visiškai savo pieštuvę gėlėms atvirukui piešti. Bet visų svarbiausia, pabaigoje noriu paminėti, kad ne gėlės mamai svarbiausia esate jūs, svarbiausia mamai ne tik gėlės dovanoti, atvirukus dovanoti, bet kuo daugiau jai padėti kasdieniniuose darbuose, apkabinti ir pasakyti, kad jūs jas mylite. Tai tiek šį kartą.